dieną per komiteto posėdį, dabar žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė, man didelį garbė, džiaugsmas pristatyti metinį pranešimą AFETO posėdėje ir norėčiau padaryti savo trumpą pasisakymą 3 dalis. Visų pirma, pristatymas pranešimo, toliau sunkumai ir iššūkiai ir 3 dalis būtų kai kurios aiškinamosios pastabos. Turiu prisipažinti, pirmininkė, pats susidūriau su tam tikromis tokiamis tendencijomis būti akademiškam, atsiribojusiam, tačiau manau, kad reikia naudingo praktiško dokumento, o ne kažkokio tai sudėtingo sąrašo praeito laikotarpio arba dabartinės praktikos ir problemų. Todėl aš manau, kad svarbiausia yra parengti tikrai nuoseklų, naudingą, sukoncentruotą, aišku pranešimą, kad būtų galima įtakoti ateitį, formuoti ateitį, o ne vien tik tai atspindėti praeities ar dabarties problemas ir klausimus. Tam, kad padarytumėm įtakos kitoms institucijoms ir galbūt trečiosioms šalims. Tai čia labai džiaugiuosi, galėdamas pasakyti, kad turime tikrai ir bendrų dalykų, dėl ko mes su kolegomis sutarėme dėl pagrindinių dalykų, dėl žmogaus teisių, demokratijos pažeidimų pasaulyje, bet manau, kad svarbiausia yra surasti tinkamiausias formuluotės, tinkamiausias frazes, kartais materialinė, praktinė pusė mūsų diskurso performuluoti. Taigi, remiantis kolegialumo dvasia, labai svarbu buvo dirbti dėl metinio pranešimo ir aišku, kažkiek reikėjo ir manevravimo tam tikro, kadangi tai yra labai jautrus klausimai, labai svarbus klausimai, ypatingai svarbus klausimai ir aš todėl labai sveikinsiu visus pakeitimus ir esu labai dėkingas kolegoms, kurie teiks pakeitimus. Toliau, dabar antra dalis sunkumai ir iššūkiai. Religijos laisvės ir tikėjimo laisvė yra labai svarbus klausimai, aišku, ilgame visame žmogaus teisų sąraše. Mes nenorime kažkokią tai religinę bendruomenę ar kažkokią tai religiją išryškinti, išskirti iš kitų, bet turiu pasakyti vieną svarbų dalyką. Turiu paaiškinti, kodėl Kinija ir Rusija vis tik tai yra paminėtos pranešime. Jos yra paminėtos todėl, kad tos dvi šalis atspindi visą spektrą žmogaus teisų pažeidimų. Tai yra įvairių žmogaus teisų pažeidimai ir tai yra vis tik tai tuo pačiu metu dvi didžiulės labai svarbios valstybės, dengiančios didžiulę teritoriją, kur yra religinių, kultūrinių, visuomenės ir visokių kitokių mažumų gyvenama teritorija. Ir noriu pacituoti Lucien Parr, Kino Amerikos istoriką, kuris sako, kad šiuo atveju tautinė valstybė yra tik tai valstybė, kuri apsimeta esanti tokia. Aš manau, kad tas pats pasakytina yra apie Rusiją ir vertinant visus žmogaus teisų pažeidimus, ką aš paminėjau. Toliau kalbant apie sunkumus ir iššūkius, negalima nepaminėti to, ką reikėtų gerbiamų kolegų, kuriuos reikėtų paminėti, kurių nepaminėjęs, aš tikrai neįsivaizduočiau savo darbo, taigi labai dėkoju kolegoms liberalams, Renatai Weber ypač, kitiems kolegoms iš ALDE, ponė Kill Nielsen, žaliųjų kolegoms, ponė Ana Gomes, ponė Veržet, Jörg Leitfried, ponė Janė Zaborskai, ponė Pokeš, poniai Andrikieniai ir daugeliui kitų, kurie ypač svarbiai prisidėjo prie bendro darbo, tikrai labai gerai apmastytus pakeitimus pateikė. Ir pabaigai kelios tokios aiškinamosios pastabos, ką norėčiau pasidalinti su kolegomis, kad būtų išvengta dubliavimuose ar pasikartojimų. Labai stengiausi atsilaikyti norui paminėti visus pakeitimus, visas formuluotės, kurias tik tai teikia kolegos
kolegos, reikia vis tik tai atsižvelgti į stiliaus reikalavimus, aiškumą minties, nuoseklumą minties, rišlumą minties, kad nebūtų prieštaraujama pagrindiniams pareiškimams. Taigi aš stengiausi išvengti vardymo tų dalykų, kurie yra savaime suprantami. Tad turinio prasme, vertinant šį darbą, aš manau, kad mus tikrai vienyje pagrindiniai dalykai ir galiu pasidžiaugti, kad nebuvo esminių nesutarimų ar kažkokių tai konfliktų dėl turinio. Aišku, formuluotės, niuansai, stiliaus dalykai yra kitas reikalas. Kolegos pateikė tikrai labai svarbių politinių dalykų, kultūrinių dalykų, kritikos ir aš esu labai dėkingas jiems už tai.